Tai ką jūs tai, įkliuvai? Pasako, kaip ten viskas buvo. Kristianas, kas už nugarą? Kamilė, dukra, aš dar kartą klausiu, kas jis toks? Mes su mama norime žinoti. Tu pažįsti jį? Nelabai. Dabar jis ir man atrodo įtartinas, todėl ir pasakiau jums. Tu jam visiškai nerūpi, jis nori tik tavo chatą apšvarinti ir viskas, daugiau tu su juo nei susirašysi, nei pasimatysi. Tu tiesiog pavydė. Koks čia dar pavydas, tu galvo, ką tu darai. Ir žinai, jeigu tu nepasakysi savo tėvams, tai tada aš pasakysiu. Mano tėvam apie mano asmeninius reikalus, kokia tu draugė. Kada jūs ten išvažiuojat? Sekmadienį, tai galėsi praglaušti? Gerai, šuo tai šuo, bet tas tavo Justas, jisai man kažkoks labai neaiškus. Supranti, jisai klausė tavęs apie buto saugumą ir panašius dalykus, o tu jam net savo adresą davei ir kam aš nesuprantu. Koks tavo reikalas, jis su manim irgi atviras. Ojojoj, kaip viskas greitai vyks. Kas tu žinotum, kaip jis kalba, domisi šakės. Jam viskas apie mane įdomu. Supranti, mes turim tiek daug bendro. Čia tau net jie nuobodus bernai iš klasės. Aš radau tokią fainą pažinčių svetainę, gal noriu užsiregistruoti, ką? Nu, nežinau, dar niekad nebandžiau. O tu pabandyk, ten labai fainų vaikinų yra. Jo? 8 procentai vagių Lietuvoje informaciją apie dominantį asmenį ir jo turtą randa interneto forumuose, pavyzdžiui, Facebook. Dar 7 procentai ieško paieškos sistemose, pavyzdžiui, Google.